Kas yra jaunimo lyderis? Kaip aš galiu dalyvauti pilietinėje veikloje ir prisidėti prie jaunimo lyderystės? Ką reikia daryti, kad jaunimo nuomonė būtų geriau girdima? Šiais ir kitais klausimais diskutavo Vilniaus rajono Maišiagalos Didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinės mokyklos auklėtiniai, susirinkę į diskusiją dalyvaujantis jaunimas, pilietinės visuomenės pagrindas. Mokiniai diskutavo, kokiomis savybėmis pasižymintis jaunuoliai gali būti laikomi jaunimo lyderiais. Jaunimo lyderis visų pirma turi būti, manau, žmogus, kurio galima pasitikėti, bet to turi būti aktyvus, atsakingas bei inicijuoti darbą. Aš, pavyzdžiui, suprantu lyderį, kuris dažniausiai kažką sugeba informuoti, kokią nors informaciją pateikti, padėti kažkam tai palaikyti. Visgi diskusiją mokykloje moderavusi Angelė Tamulevičiūtė, Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytoja, įsitikinusi, kad šalies jaunimas galėtų būti aktyvesnis, nes aktyviam dalyvavimui ribų nėra. Pasak dėstytojos, jaunimas turėtų būti nuolatos skatinamas, kad siektų dar didesnio dalyvavimo bei įsitraukimo ir darytų įtaką aplink jį vykstantiems procesams. Be abejo, mokyklose turiu skatinti aktyviai dalyvauti, mokytojai įsitraukti. Šeimoje tie dalykai aktyvumo ir skatinimo dalyvauti, priimant svarbius sprendimus irgi be abejonės turi būti daromi. Aplinka, tas be abejonės, irgi turi būti skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti, bet pats pagrindinis momentas ir pats pagrindinis akcentas be abejonės ir iniciatyva turi kilti iš paties savęs. Tai yra iš jaunimo, kuris nori tą daryti ir kuris daro. Minėta diskusija buvo organizuota įgyvendinant jaunimo aktyvumą skatinantį projektą Jaunimas už demokratiją. Šis projektas vyksta ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos mokyklose. Juo siekiama supažindinti jaunimą su demokratijos veikimo principais ir paskatinti juos aktyviau dalyvauti šalies gyvenime, suvokiant savo teisės ir pareigas. Projekto metu taip pat bus organizuojami pokalbiai su ES institucijų darbuotojais, vyks sprendimų priėmimo ES institucijose simuliacinis žaidimas, esė konkursas Jaunimas už demokratiją ir kiti užsiėmimai. Diana Klikoitytė ir Rytis Smailys specialiai projektui Jaunimas už demokratiją.